Antra dalis su geolokacijos panaudojimu ir šioje dalyje bus išskirtinai testavimas. Praeitam pirmoje dalyje, kur parašėm programėlę, ją ištestuosim dabar. Tai aš kaip tik ją atsidariau. Eisiu į lauką, eisiu per taškus, per 3 taškus, pabandysiu prasieiti. Visas kelias bus matytas telefone, kurią parašėm. Įdėsiu, dabar aš kur randuosi, ir reikia tuos 3 taškus apeiti. Dabar išeisiu ir apibėgsiu tuos taškus ir pasižiūrėsim, kas gausis. Realiai testavimas gal neveiks, gal veiks, nes reikia ištestuoti, kad žinotum, kad veiks. Tikslas programėlės yra, parodysiu ekrane gal pilnu vaizdu. Taip. Pilnu vaizdu. Tai mūsų tikslas yra surinkti visus tos 3 taškus. Ok, čia 2 taškai, refreshą paspausiu iš naujo, kad užsikrautų, ar 3 taškai, jie kiekvieną kartą atsitiktinai atsiranda, dabar yra nustatyta 300 metrų, ar šone rodo 0 taškų, tai aš telefone užsikrausiu tą patį, eisiu per tuos 3 taškus ir bandysiu grįžęs parodyti jums, kaip man sekės. Tai aš keliauju. Leidžiuosi laiptais. Na ką, pradedam žaidimą. Aš prie miško startuosiu. Pirmyn. Taigi aš pakomentuosiu, startuojam šitam taške, apsižiūrim, kokius taškus turime surinkti ir pradedame. Dabar aš čia, aišku, komentuoju video jau po įvykio, tai viskas vyksta greičiau, šiaip žymiai lėčiau, nes čia iki artimiausio taško yra apie 300 metrų mažiausiai nueiti. Tai pirmiausia, paimsime braškę, pažiūrėsime, ar jie pasiima. Ir matome, priartėjame prie braškės. Ir čia toks niuansas, kai jau buvo, kad, atrodo, nepaima, nes ten ta kelias taip vedė. Neužėjo į tą apskritimą, tai teko truputį apeiti ir įeiti į tą kelią. Ir tada, įėjus pasiekus jau tą apskritimą, šitas dingo ir, kaip matot, atsirado vienas taškas dešiniai pusėje viršuje. Vienas taškas, valio. Ir tada jau pasimti į kitą tašką, kitas taškas. Atitinkamai šitos mašinytės. Taip, mašinytės. Ir pasiimame tašką. Valio. Tada keliaujam toliau. Pasižiūrim, kur kitas taškas. Surenku paskutinį tašką. Ir surinkus paskutinį tašką iš karto atsiranda vėl 3 taškai, kurios galima tęsti, 3 taškai ir taip be galo. Aišku, reikia suprogramuoti. Suprogramuoti ir viskas. Tai va, reali vieta, kur baigėsi žaidimas. Ir, kaip matėt, atsirado vėl iš naujo 3 taškai, iš naujo startavo ir galima toliau tęsti. Ir tai be galo, aišku, galima suprogramuoti, kad veiktų geriau. Grįžtam namo. Nušilau. Suvaikščiau nemažai, gavosi gal net visas kilometras ir daugiau, aišku, nedidelį atstumai. Tarp vieno taško ir kito niuansai, viskas veikia gerai, taškai skaičiuojasi, kaip surinkom 3 taškus, realiai gaunasi, kad vėl iš naujo startuoja, bet taškai tęsiasi, atrodo, tai eigoje matėte, kaip viskas vyksta. Ir toliau kiti žingsniai bus trečia dalis, kur tobulinsime šitą žaidimą ir ką galima daugiau sugalvoti prie šitą žaidimą ir kur pritaikyti. Tai jeigu patinka, nepamirškit prenumeruoti. Aš labai džiaugsiuosi. Kiekvieną kartą kas nors mane užprenumeruoja, viską nors naujo sukuriu. Iki susimatymo.